Jau kažkas ten kalbasi apačiau, bet negalvoju, kad klientai taip garsiai. Atėjom į kavinę, Halina nuėjo pusryčių siimti mums, nes čia neaišku, ar čia prieis, kas ar neprieis. Tai va. O čia visi lankytojai. Televizorius yra viskas kaip ir vakar. Nu ką, laukiam pusryčių. Mūsų visai nekuklus pusryčiai. Ypač gražus kurasanas pas. Mano nieko mažesnis, labai kaloritinis mūsų barmenas, labai kalbantis. Miego norim, tai šliaužti jau reikia, o mes dar neatsibūtę. Buvo skanu, lėkštės tuščios. Eisim toliau. Baigėsi mūsų nakvynė šiandien sunkyti. Gražus viešbutukas mūsų. Ten vaja, pačia kaip vaja. Tuoj dienose praeis. Tikiuosi, viskas gerai bus šiandien. Dar anksti, 6:30, taip anksti mes dar neėjom. Stoj tam. Neklauso manęs. Kokius? Dana. Beveik naktinis miestas, visur lempos dega. Jo, lempos gražios. Nes jau nuo 6, tai nelabai čia ko gero ir pamiegosi. Mašina. Pirmin. Į parduotuvę neužėjom, nieko gražaus nenupirkom. Į tą pusę. Palauk, toj pažiūrėsim. Nu ką, bandom išeiti iš miesto, tikiuosi, kad parinkom tinkamą kryptį. Einam. Ne kaip skrusdėliukės, bet tempas yra. Atsisukit, ponia. 5 minutės tempo. Что, поговорила сама с собой? Ты musi было вырубивши, чи не? Dana pildo savo svajonę. Jinai norėjo labai fotosesijos savotiškos. Dabar kankinasi, nuimdama kuprinę. Bet svajonės pildosi. Nu ką, praėjom Vila Viciosa. Čia mes nakvojom. O dabar mums reikia rašo tiesiai. Eisim į kito miestelį Santolana. 8 kilometrai, net tiek ir daug. Priėjom prie miestelio. Dar visi miega. Suradom rodiklį į Gižono pusę. Ar čia Gijonas, ar Gižonas, nesvarbu, bet link ten. Va, mašinas važiuoja. Visi į darbą skuba, o mes laukuose. Koks kalnas. Nu va, priėjom čia prie kažkokios kaplytėlės. Ten iš tos pusės galima vandenuko atsigerti. Ir varam toliau. Va čia mūsų ant sienos mūsų kriauklytė. Reiškės einam teisingų kryptim. Tilčiukonė. O dabar tik sakau, priėjom prie Tilčiuko, o peliukas pirmin. Ten ferma. Ir kelias į priekį. Laukai neaišku, čia kas pasodinta.
Elektra ten dar. Aš matau, kad elektra, bet kažkaip augalas prie augalo labai arti. Praštai 5 kilometrų. Tik 5,5 kilometrų. Dar iki sustojimo mažiausiai 2. Mūsų Helena pasiruošusi bėgti. Bet kelias į kalniuką, tai truputėlį kaip ir oro trūkumas. Dusom. Kalniukai aukštai, beveik ant kalno link viršūnės. Tikėkime, už to posūkio jau galėsim leisti. Ne, dar ne. Nu jau geresnis kelias priekiai. Ne taip stačiai aukštyn. Biškį pastovėsim. Atgausim kvėpavimą, eisim toliau. Smagus keliukas. Ir vis dar ne pabaiga. Galvojam, jau bus lyguma, o vis dar posūkis už posūkio. Ir kelias dar toks nelygus. Rūkas, dangaus nesimato, tik medžiai. Vyrestas. Cip-top. Oi, blin. Dar mes vis bandom į tą kalną užkopti. Krūvinų prakaitų. Ir kiekvienas posūkis ir vis dar aukščiau. Atrodo, jau nėra kur, jau lyguma. Ну что, розовая роща. Вчера была лимонная, сегодня розовая. Идем вперед. Поднялись почти на Эверест. Я и моя сестра. Отличная разминка. Присоединяйтесь, люди. Proga pailsėti. Balti arkliukai. Ir šuniukai. Kaip arkliukai. Nu, gerai, kad užtvaros. Baugoka būtų San Bernaras. Ne, čia kaip kaimynų pagiriuose. Vienas kasnis. Ir tavęs nėra. Bet su draugu jam neliūdna. Pagal Europos standartą tinka. Šuniukai neliūdė. Dviesi. Jau mes jiems neįdomus, ačiū Dievui. Sustojimas. Ai, tik praėjom, ne taip ir lengva. Pasėdėsim, biškį pailsėsim. Atsigausim. Gal ir sėsiu čia. O gal tik atrodo, kad šlapia. Videoblogerė. Ką videoblogerė? Dona trauk. Ne sama savo. Nu, amžius toks, kad jau gali kalbėti su savim. Jau. Nieko tokio. Pomidorą vieną. Du, po vieną? Vieną per pietų. Per pietų? Be pomidorų. Ne, davai. Kur tavo peilis? Ne все сразу. Gavom peilį. Vitalikas davė man kelionį peilį. Pažiūrėkit. Taip, va dabar, pabandyk. Ranką tik nesu.
Respekt. Bet svarbiausia, be jokių priedų. Net vyno butelio atidaryti negalim. Nu kas čia per peilis? Peilis tai geras, o pastalus stuk, открывается, bet. Vyno taigi su jo neatidarysi. Nu, užtai teks vandenį gerti. Vargas, mums vargas. O važiavom gerti vyną. Nu. Koks aukštis? Aukštai kaip paukščiai. Prie debesų netoli. Nu, stovint tai nebaisu stovėti. Nu, nes ne arti krašto, arčiau prieik. Oi, blin, mes kaip realiai, blin. Воронец. Что там в Погеряй сидишь? Вперед. Над горами летать надо. А вон, по лесам. По лесам. Вверх-вниз. Ну, этажи наяривает. Viršūnė kalno debesuose. Biški krapnoja lietutis. Sutikom žmonės, kur vakar ėjo. Daug pažįstamų čiųjų šiandien bus. Šita jauna pora. Tėvas su sūnum eina. Sūnus be interneto. Be telefono, be nieko. Šis vaikas, kaip Osvaldas kažkada tais. Pravai, lievai, lievai, pravai. Namų nesimato nuo debesų. Nu, tikrai. O per telefoną čia tai išvis nieko. Na ką, įkalnė mus laukia vėl. Paparčių žiedus. Galėsim šiandien rinkti joninės. Pirmin. Svarbiausia, kad mašina nesuvažinėtų. Teisingai ropojama. Čiuku, čiuku, čiuku. Mes sudana čiuku. Oi, blin. Į dangų kelias. Anksti gal dar. Danai, nu, karalieniai suradom karūną. Aš vaginė, ne karalienė. Man vaginė. Deivė, gėlių deivė. Einam į priekį. Daug čia gražių krūmų. Kiek mūsų ant karo? Это моя стихия. Твоя стихия. Каймас 100%. Да. Arkliukai. Galina raspuidė krovką duoit. Nu ir van mūsų ženkliukas. Einam tiesiai. Virš debesų. Virš debesų. Nu, eilinis miestelis, koplytėlė. Gražus keliukas, namukai su gėlytėm. Arbuzas koks didelis. Aha, moliuga. Ну, термин. Хорошая дорога впереди. Ой, Ага. Пропасть, пропасть. Ой. Jaučiu. Галина irgi jau. Той, любимая. Любимый такас. Labai mums patinka. Vun, kaip mes eisi. Pasaka, o ne kelias. Nu ką, laiptai į viršų, pirmin. Cip, top, cip, top. Nieko geriau ir man išeina. Pirmin. Naktis, lampos dega. Jo. Pasisekė naktį išėjau. 9:30 jau. Ilgai eisim. Ну и Галины на худых ножках. И в великих бутах. Keistai. Kažkoks žmogus, kaip parkelis.
O čia Dieva Marija saugoja mus. Ne, gal net gyvos gėlės? Nu jo, turbūt keičia. Geras keliukas. Kuprinę palaikyti. Dar puškuojam į viršų, ekvalipto medžiai. Danusė iš paskos, nors kartą. O aš prieky. Man pasisekė. Tiltas, apačioj trasa. Kažkada tai ėjom, buvo viršui trasa. Pasikeitė viskas. Vėl į priekį. Tik su šviesom ženklas. Įjungsim, Romas davė batarką. Reikia traukti iš kuprinės, kad šviesos būtų įjungtos. Priėjom prie ženkliuko. Linkim mums bontomino. Prieinam. Neaišku kur. Vien papartis. Gėlių nesimato. Paparčio. Nesimato gėlių. Nu kaip nesimato, buvo nezabudka vaikšto. Nezabudka na krivых ножках. Ekvaliptas ir papartis. Oi, ir raudonkepuraitė. Nuvargę paskutinę dieną, 25 kilometrus planuojam praeiti, bet neaišku. Gal nueisim pasimaudyti, toks žalias gražus vanduo. Gal nerizikuoti, kaip tu galvoji? Pliumai, все. Как там? А čia šiukšlynas, žinok. O, ne, nesimaudysim, apsigalvojam. Prieimo nėra. Iš kur tas ežeriukas? Ekvalipto šakos surenka. Ką įdomu daro drožlės. Ekvalipto medžiai čia jau nėra. Na, vienas žmogus mūsų aplenkė, palinkėjo mums gero kelio ir mes jam. Nu ką, tas žmogus jau toli. Aplenkė. Jo. Lengvas šokinėja, kaip jaunas ožiukas. Čia ne mes, čiripaškė tartilkė. Tik dviratininkai mūsų aplenkė, dulkių tik krūvą paliko, uostykit mūsų dulkės. O mes čia einam dar. Leidžiamės link miesto, bet dar vis miško kelių. Gerai, kad ne ten. Gerai, kad ne ten tikrai pasisekė. O, man gal geriau būtų ten, bet nieko. Linksmiai kalneliai. Danai pirmenybė. Kad eik linksmai. Jo, pažiūrėsim, kaip jai sekasi. O aš iš paskos. Nu ką, Danusė užstrigo, be interneto nekaip, kažkas kažką atsiuntė, ką perki, ką parduodė. Pažiūrėti žingsnius. Žingsnius. Pažiūrim žingsnius, kokie mūsų žingsniai. Reklamą išmeta ir nieko neduoda. Aišku, žingsnių nebuvo. Dabar mes einam 6-7 kilometrai praėjom. Tik Pirmiau tipo pusę kilometro praėjom, sustojom, o dabar varom 7 kilometrai. be sustojimo, aišku. Be sustojimo. Nu, puiku. O ką dabar gulim? Į priekį, vėl į priekį. Vėl nuokalnė. Miestas prie upės, ne ant kalno. Miškas pasibaigė. Išeinam link miesto, priemiestis. Pas mus tos gėlytės rugpjūtį žydė, o čia jau pilnam grožiai.
O, ir kaip aš mėgstu šitas gėlės. Jie gal žydi už tai, kad daug žmonių ateina ir džiaugiasi grožiu. Vaizdas geras, fiksuojam, nuotraukos bus. Taip. Na va ir priemiestis, kažkokia pilis net yra. Geroj vietoje iš tikrųjų pilis, viskas iš tolo matosi. Žiūrėk, apačiom valtis stovi. O pačioje valtis be jūros. O vat baseinas tuščias. Jo, kol kas. Prie raudonos stovi. Aha, matau. Ir miestelis. Čia dar mažiukas. Pirmin, žemyn. O, traktoriukas. Ir kalnai debesis šiandien, užtat mums gerai einasi. Lietus nelyja, o vanduo varo. Aha. Čia gal laisto kas ką. O gal tiesiog vanduo varo, nu kaip iš upelio. No. Gražus keliukas. Naujas iššūkis. Einam teisingų kelių. Tiesiai į viršų. O čia viskas kaip mums patinka. Ir palmė, ir keliukas gražus, ir pompa. Viskas kaip reikia. Žmonės čia pastoviai vaikšto. O, nepavydžiu. Užtat storų nelabai yra. Stambių. Nu ką, laiminga jo viršūniai. Pažiūrėk. Beveik. Buvom iš tos pusės. Dabar perėjom į kitą. Nu ir gėlytės. Nu, gėlytė. Gerai pakilom. Gerai. Kojytės plauti reikia. Manikiūras. Taip, manikiūras yra, o kojos tai neplautos. Kaip mano batai. Pilkyti. Taip, gerai, čia viskas. Beveik 11:30. Saulės nesimato, bet labai gražu. Pilis. Mes einam palei upę į priekį. O, nusprendėm pailsėti tokioje gražioje vietoje. Nes neaišku, kiek dar eiti iki pasisėdėjimo, o čia sunku atsisakyti. Opa. Gražus vaizdai aplinkui. Gražiausias vaizdas stovi ant kelio. Dar mes leidžiamės ilgiau nuo kalno, negu kilom čia. Ne taip lengvai ir leistis. Bet pasakiški vaizdai. O, nusprendėm pailsėti tokioje gražioje vietoje. Nes neaišku, kiek dar eiti iki pasisėdėjimo, o čia sunku atsisakyti. Opa. Mielas miestelis, balkoniukai. Einam vėl į priekį. Jeigu bus keliukas pakeliui, tai užeisim į pilį. Pažiūrėsim, kas ten įdomaus. Pilis išlenda iš kampo. Čia faini balkoniukai, gražu. Наш путь опять по городкам, по плиточкам. Идем, увидели замок. Но на него, так понимаю, подняться нельзя, потому что закрыты ворота. Пальмы растут, голуби курлычут.
Все зашибись. Привет, дорогая. Пошли с нами. Какой вид на реку. Такое ощущение, что мы не туда повернули. Офигеть. И там спуск к речке. Pailsėjom ir vėl į kalnę po įkalnės. Bet vaizdas, žinoma, gražus. Nu, artėjam miesto. Vis dėlto gal nereikės per tą tiltą didelį eiti. Žiūrėsim, kur tas mūsų takas veda. Nu ką, atėjom miestelį, valtelę dar vieną. Einam į barą. Tūsinti. Pešių perėjos nėra, kažkaip teks eiti per kelią. Ir ženklų nematom, kur reikėtų pasukti. Kur tas komino kelias veda. Atėjom prie kavinės mūsų kafeterija Boulevard. Ir su gyva muzika. Čia Palačku padėk, kad nepamirštų. Tikiuosi, Danusiai teks grįžti paimti, nes jinai labai saugoja. Šiandien paskutinę dieną galima pamesti. Ar nemesim? Ne, sekančiam kartui. Gerai. Kada sekantis kartas? Niekas nežino. Na, sakyk dabar, bijai. Ne, dabar bijau kažką sakyti. 60. 50. Tai mes 60 ir eisim. Šiandien specialiai sumuštinis. Mes prie sumuštinių ir prie kavos. Nu, kokie pusryčiai, pietus ir vakarienė be kavos. Ne kokie. Ir visa tai kainavo mums tik apie 8 eurus. Ir dar gavom gerus palinkėjimus nuo simpatiškos šeimininkės. Man komino. Pavalgysim ir bus tikrai bonu. Kavos mums per mažai, dar atnešė vienas puodelis kavos, euras 60. Kava skani. Skaniai, tikrai skaniai. Ir koks gražus puodelis. Jo. Firma. Vienikas nevežt. Nu, dar vienas mūsų kompanijos piligrimė bėda bijo. Ne. Žiūrė, ieško kelio, kur eiti. Tiesiai. Švaldosi. Bet pamatė ženklačiųjų. Jau filmuoju, kad visi matytų, kaip tau sunkiai gyvenas. Gerai man čia gyvenas. Geriau negu į darbą eiti. Skani kava buvo. Einam deginti kalorijas. Nes bakėtė su bulvėmis čia originalus maistas vietinis. Ten kažko buvo dar dadėta. Buvo dadėta dar Tomato kažką. šorizo dešros buvo dadėta. Nepajutau aš tos dešros. Bet Bulvių davė. davė bulvių ir donos viskas. Kalorijų daug, pirmin į kalną vėl. Na, kucikėtkė. Ai, sėčietk. Nu ką, idėja vardo mano anūkiai. Magdalena. La Magdalena ar Magdalena. Lena, Magda. Koks Prisijunkit. Šuniukai loja, mes varom. Didmiestis pasibaigė, einam į kitą. Nu. Net nepagalvočiau, kad Ispanijoje tokios didelės boružėlės. Baisu. Einam į tą miestelį ant kalno. Ne už kalnų. Vėl citrinos, sodai, palmės, viskas gražu, o mes einam link upės. Kaip nesisuk, vis tiek turėsim pereiti tą upę. Pirmiau nuo kalno, po to per upę, po to vėl į kalną. Ja, raumenys veikia. Pirmin einam
Nameliai įdomus, valtis labai keistai, labai aukštai. Gražu. Žvejot galima norintiems. Artėjam prie tilto pro upę. Kažkada matėm tą tiltą ant kalniuko, kur slyvos valgėm. O dabar mes jau čia. Vandenukas bėga. Mums čia reikia praeiti, man norėjusi kitoj vietoj. Mums turbūt į tą miestą. O gal ir ne. Mums tiesiai čiuju. Žuvies daug. Jo, įkalnė po įkalnės. Tilčiukas baigėsi ir vėl įkalnė. Mašinas pakankamai greit važinėja. Nu ką, eiti tiesiai. Jaučiam to takelio neasfaltuoto į viršų. Žiūrėsim tai. Ką, praėjom upę. Einam į priekį. Morališkai reikia nusiteikti, ant tokio kalno užlipti. Jo, atsisuk, pažiūrėk į mane, nusišypsok, Ir kad prisiminčiau tave tokią ant kalno viršūnės. Dabar mūsų kelias į kalną. Halina pradėjo startą. Čia visi keliai veda į vieną vietą. Mūsų kelias tu iš čia. Prieisiu arčiau. Kraštinis. Kraštinis. Jo. Nu tai labai arti. Jo. Trumpiausias čia. Trumpiausias. Ir lengviausias. Ir lengviausias. Pirmyn. Kalnas tai fainas. Ypač kai nuo apačios žiūri. Nu, jau gražus takelis. Pakilom ant kalno. Panorama graži. Įlanka. Jo, ten jau ir jūra. O mums toliau nuo vandens kol kas. Įėjom į miestelį, prieki bažnyčia matosi. Turbūt kelias prie bažnyčios ves. Ir vėl įkalnė. Mašinas turėtų turėti čia gerus stabdys. Nes Žiūrėk. žiauriai. O ten Man agurkiukai. Vitalikai Ivano agurkai auga. Tik ne vieno vaisiaus šito daržovės nesimato. Бездомное все Барвара. Atsargiai. A, ne, čia ne mašina. Važiuoja mašinėtė. Gerai. Kiek daug slyvų. Oi, blin. Pasaka. Kaip gėlės slyvas. Ir geltonas, ir raudonas. Atrodo, ranką pasieksi ir į burną įdėsi. Beveik pasieksi su noru. Bet svetimas daržas nelabai malonu lysti. Nu, kelias vis tęsiasi. Į viršų, vis aukštin ir aukštin. Mašinos važiuoja labai jau atsargiai. Turim būti ir mes ir jis. Nu jau lygiau, tai bus linksmiau. Einam prie bažnyčios. Jis artėjama. Bažnyčia netoli. Labai gražus miestelis, labai viskas sutvarkyta, švarus takeliai. Rodiklė į aerouostą matau, bet mūsų nereikia tenai. Rytoj aerouostas laukia. Čia parkelis, kažkoks kegrų griuvėsiai, pilies, medžiai, viskas poilsiui. Mūsų kelionės paskutinis miestelis
Moras Denalas. Ten jau Dana nuėjo toliau. Atėjom į pagrindinę miesto aikštę. Labai tvarkinga visur. Pirmadienis, žiūrėk, kiek žmonių. Jo, aš galvoju, kad vaikams mokykla baigėsi. Po to piligrimai čia sustoja, čia toks piligrimų miestelis. Ir turistų, jūra kvepia netoli. Na va, bažnyčia. Paminklas kažkoks. Albergo, kafe, baras. Viskas vietoj. Viskas dėl piligrimų. Priėjom prie geležinkelio stoties. Laukiam traukinuko. Jau seniai priėjome, jau 20 minučių čia, kaip priėjom. Jo. Dabar pritupėm, dar 15 minučių laukti kažkur traukinuko. Stacija. Ne. Ką, pravažiavom savo miestelį, važiuojame Kujudilėro. 15. Sudanuose važiuojam. O, gal vadėsi. Nu ką, atvykom, batai išlaikė. Skechers kokybė super. Jo, verta nupirkti. Nepadvini kaip lietuviškai. Nepavedė, kojos gražios, kojinaitės, nudegimai, juostelėm. Автозагар. Po šitą biškį Nu, va čia viena pusė. pritrinta, bet smulkmena. Smulkmena. Jo, biškį papūto kojos, viskas super. Rytoj poryt deginsim likusias dalis kūno. Paskutinė diena pozavimo, filmavimo. Rytoj tik oro uostas. Kažkur ta Dana. Vau, princesė, deivė. Labai smagios gatvelės. Danusė eina. Švenčia Joninės Portugalijoje. Dar tokio nematė. Oi, Ispanijoje, atsiprašau. Čia Ispanija. Su kokiais nerūtų vainikėlis, bet paparčius nešioja. Visai įdomiai. Taip, įdomiai. Ir vaikai, ir moterys, suaugę. Jo, su tautiniais. Visai smagu. Taip. Bendruomenė susibūrė. Jo. Va. Ką, mūsų gatvelės iki mūsų viešbutuko. Ir čia viešbutukas, viskas labai įdomiai. Daug viešbučių. Labai. Tu sakai, ir čia piligrimų nedaug. Bet čia ne piligriminis, tiesiog turbūt tokia oazė. Gal čia nuo karščio pasislėpti? Ne. Ne. Ten gėrimai matėsi. Ten gal tik gėrimų, bet ne maisto. Nu, bažnyčkėmis. Palmės. Kažkoks pastatėlis. Su laikroduku. Nu. Čia, man atrodo, kaip suvenyrinė labiau. Nu, o ką tu galvoji? O čia? Visur tas pats.
Čia faina, ne? Ir irgi turbūt viešbutukas ir sėdė žmonės, kur čia dar taip pasėdėsi mieste. Ir ten apartamentus čia nuomojama. Nu, iki pliažo galima pavažiuoti, paeiti, iš tikrųjų, jeigu atvažiavai atostogų. Toks kaip netikras miestas, ne? Nu, Kaip o kai scena. mes buvom tada šitose Maltoj, kai buvom Papajaus miestas. Aha, labai panašu. Ir ten, va, matai, visur. Nu ką, mes Asturijos oro uoste, skrendam į Seviliją, kelionė pabaigta, važiuojam ilsėtis. Dabar kas? Kokie įspūdžiai? Įspūdžiai, puikus įspūdžiai. O jeigu dar kai buvo poilsis, būtų saulutė prie jūros, tai būtų super. Dabar gerai, o būtų super, jeigu būtų saulė, kai buvo poilsio diena. Sudegtume ir tada Portugalija jau būčiau raudona kaip vėžys. O dabar nu ką, graži, gražiai įdegusi. Ką tau davė ta kelionė? Nežinau, laikas pamąstyti. Galva biški pailsėjo, kūnas sustiprėjo, galvoju, kad sustiprėjo. Nežinau, sublokti nespėjom, mes valgėm gerai ir ilsėjomės. Pozityvas. Pozityvas, jo. Biški nuvargė. Nesijaučiu nuvargusi. Rekomenduoju eiti. Va, Tikrai, čia taip. Rekomenduoju. Svarbiausia, kad surasti su kuo eiti, nes vienai gal biški liūdnoka. Nes kaip tau daugiau metų sunkiau su svetimais sueiti ir neaišku, kiek tavo gera kalba anglų ar prancūzų ar vokiečių, ne? A namigi? Galima, jo, susikalbėti galima, bendrauti nelabai. Todėl geriausia eiti su gera draugė ar draugu. O jeigu draugai nepasirašo? Įkalbinkit, agituokit ir einam.